Sveiki, mielieji. Šiandien norėjos pakalbėti tokia tema. Mes čia jums savo video rodom, kaip pasidaryti kavą su įvairiais skirtingais kavinukais ir suprantam, kad tai pilnai gali gąsdinti ar atrodyti, kad oi, čia dabar kiek turiu prisinvestuot, ar kad kokia čia magija vyksta, bet mes visus tos video jums rodom, norėdami plėst žmonių žinias, aplamai, kaip galima ruošti kavą, kad yra ne vienas, daug skirtingų būdų, kuo jie skiriasi, kaip skonis skiriasi, bet prie ko grįžtu, apie ką noriu pakalbėti šiandien, kad kavą galima pasiruošti ir tuo prastuoju būdu. Skaniai. 2 niuansai, kurie irgi nebūtini, bet rekomenduotini, jeigu norit turėti gardų puodelį kavos, tai bent jau suinvestuoti į kavos malūnėlį, taip pat jų kainos svyruoja labai įvairios, ir pirkti rūšines kavos pupeles, nemaltą kavą, kad neatimtumėt iš savęs to malonumo džiaugtis kvapne geriausių skoninių savybių kava. Taigi, jau turim malūnėlį, turim kavos pupeles, turim puodelį namuose. Standartinis lietuvių šeimoje puodelis dažnai būna 200 ml dydžio. Ir tada pasitelkiam namuose kiekvieno turimo matavimo prietaisą, šaukštą arba šaukštelį. Gal reikėtų atvirkščiai sakyti, šaukštelį arba šaukštą. Kiekvienas namuose turim, taip? Taigi, turim susimalę kavos, turim puodelį 200 ml, taigi 200 ml vandens mums reikės 12 gramų kavos. Arbatinis šaukštelis yra apie 3-4 gramai, taigi mums reikės 4-3 šaukštelių kavos arba vieno didelio sriubinio šaukšto. Ir užsikaičiam vandens. Kaip žinom, kavą reikia plikyti nesuverdančiu vandeniu, šiek tiek palaukti. Taigi dedam šaukštelius kavos į puodelį, pilam vandenį ir džiaugiamės aromatinga, malonia kava. Taigi, kaip supratot, norėjau šiandien pasakyti, kad ir pačiu paprasčiausiu būdu namuose gali turėti puikų kavos puodelį, jeigu pirksit kokybišką kavą, jeigu malsitės ją namuose. Taigi, kviečiu džiaugtis kavos pasauliu, o jei ieškot tų gerų pupelių, užsukit į kavosepas.lt ir atraskit savo skonį. Ate.